Sveika. Siunčiu linkėjimus iš karštos saulėtosios Ispanijos. Esu nuostabioj saloj. Pradėjau dieną labai nuostabiai, nardydama po Viduržemio jūrą, stebėdama ramybės oazę jūros dugne, mėgaudamasi saulę. Ir nusprendžiau padaryti šį video, perduoti tai, ką aš jaučiu. Perduoti jums tą džiaugsmą, kuris ateina kiekvieną dieną, jeigu mes norime jį priimti. Ir noriu pasidalinti tuom, kas man atrodo kiekvienam yra svarbu. Tai yra laisvė, meilė, tavo besipildantis norai ir džiugesys kiekvieną dieną. Aš čia tam, kad pasidalinti tuom, ko aš visada ieškojau ir tai, ką radau. Ir supratau vieną dalyką, kad iš tiesų žemėje žmonės ieško visi to pačio. Visi ieško laisvės, visi ieško laimės, visi ieško meilės, visi nori būti mylimi ir nori mylėti. Visi nori daryti tai, ką jie nori. Visi nori džiaugtis gyvenimu. Niekas nenori kentėti, niekas nenori prieštarauti patys savo, niekas nenori daryti tai, ko jie nenori. Bet kodėl taip yra? Kodėl vis dėlto dauguma žmonių daro tai, ką nenori? Kodėl dauguma žmonių vis dėlto kenčia? Kodėl dauguma žmonių nelaimingi, pikti, nemylintys, pavydūs? Galbūt dėl to, kad žmogus nesustoja. Nesustoja tam, kad susipažinti su savim. Nesustoja paklausti savęs esminio klausimo, kodėl aš esu šioje žemėje, ko aš iš tiesų noriu, kas aš esu. Nes gyvenimas yra chaotiškas, išorė mus daro chaotiškais. Ir jeigu mes neturėsim stiprios bazės, stiprios karalystės savo vidiniam gyvenime, savęs stipraus, nepažinosime save, mes negalėsime niekada kovoti prieš išorinį chaosą. Išorinis chaosas mus nugalės. Taigi, aš jums siūlau pasirinkimą. Ko jūs norėtumėt? Ar norėtumėt gyventi savo gyvenimą, ar norėtumėt, kad gyvenimas gyventų jūs? Aš nesakau, kad tai yra lengva, aš nesakau, kad tai padaroma per 5 minutės, bet aš sakau, kad tai įmanoma. Aš siekiau to gyvenimo 8 metus. Mokiausi, siekiau, skaičiau ir supratau, kad žinios nekeičia gyvenimo. Gyvenimą keičia praktika. Todėl jau kitą savaitgalį kursuose, praktiniuose kursuose, gyvenimas 100% Lietuvoje, už Tauragnų miestelio, ramybės oazėj. Aš noriu su jumis pasidalinti visko, ką aš išmokau. Viskas, kas veikia mano ir kitų gyvenimuose. Nenoriu mokyti, aš noriu dalintis. Aš noriu, kad kiekviena iš jūsų atrastumėt savo stipriąją vietą. Kad kiekviena iš jūsų pažintumėt save. Kad kiekviena iš jūsų susidėliotumėt savyje ramybę. Išsiaiškintumėt savo norus. Ir eitumėte ten, kur norit. Su džiaugsmu, kiekvieną dieną. Su meile savo ir gyvenimui. Labai tikiuosi pamatyti jūs jau kitą savaitgalį, spalio 14-16 dienomis. Kursuose gyvenimas 100%. Tikiu, kad mes padarysim daug. Iki susimatymų kitą savaitgalį, o dabar linkiu jums šaunios dienos. Te šviečia saulė, jeigu ne išorėje, tebūnie viduje. Su didžiausia meile, Leonora iš Ispanijos.